Varom visus iš proto, ne? Prašau antrą dalį. Ašgi priekį groju ir mano akordeonas matot girdys pas jumis, ne? Ne visai, tada klausykis, jeigu negirdėjai, ir nevaryk savimi. Prašau antrą. Kadangi į kadrą bus nufilmuoti ir tokie parodys. Tai kaip pavyzdžiui, Gvidas labai mėgsta šnekėti grodams tam. Taip nedaryti. Žinau, kad į tave žiūrės milijonai visą Lietuvą. Prašau. Ir. Čia biškai mokytas kalbas, klausimai parodė. Prašau dar kartelį. Ir.
Tai vat, šiandien mūsų mokykloje akordeonų skyriui yra didelis sujudimas. Darom antrą kartą per mūsų gyvavimo laikotarpį vaizdinį įrašą mokyklos istorijai. Taigi, aš dabar noriu pristatyti visus savo akordeonistus, muzikantus, po vieną, juos pakalbindamas, ką jie turi toliau veikti, kokie jų planai ir taip toliau. Taigi, kalbinu pirmiausia mūsų naują mokinį, tai būtent mokytoja Vilma Pliuskienė, kuri taip pat yra mokytoja, bet ji nori dar išmokti groti labai puikiai akordeonu. Atėjo labai nesenai, todėl ji mums nepademonstruos, negros, kuklinasi, nors galėtų pagroti. Taigi, ponia Vilma, kas, sakykit, jumis čia paskatino va taip ateiti čia ir mokintis? Aš dirbu pradinių klasių mokytoja ir manau, kad mokytojai yra svarbu groti kažkokiu tai instrumentu. O aš negroju jokio ir pasirinkau eiti mokytis pas mokytoją. Taip. Negana to, kad Vilma pati pasirinko ir atėjo mokytis pas mokytoją, ji dar atsivedė sūnų Justiną. Justinai, tu man pasakyk, o kas tave paskatino? Ar dėl to, kad mama ateina čia groti ir tu su ją kartu, ar tu pats kažką sumastėjai ir nori išmokti kažką? Ir pats norėjau išmokti. Tai ir kaip tu sakyk, tau dabar neatrodo baisu, ar tau viskas gerai, patinka tau, jo? Ir tu, aš manau, tęsi toliau mokslus, ar ne? Labai šaunus, draugausim su muzika, su akordeonais. Taigi, vat, labai malonu, kad vat yra du labai gražus mokiniai. Tai būtent mama ir sūnus. Mama Vilma ir sūnus Justinas. Ačiū. Taigi, toliau šnekamės su mūsų akordeonistu Giedrium. Dabar Giedriau, sakyk, tu atėjai truputėlį jau vyresnis. Kelintoj klasė tu vaiką atėjai čia? Penktoj klasė vidurinis mokyklos. Taigi, sakyk, kas tave atvedė čia į muzikos mokyklą? Kodėl tu atėjai čia? Aš iš pradžių ėjau į chorą, paskui sumaščiau eiti į instrumentą mokytis. Ir kodėl tu pasirinkai akordeoną, o ne, pavyzdžiui, kaip man skirta fortepijoną, fleitą, dar ką nors? Man iškelti nebūtų akordeonas. Taip. Na, o dabar sakyk, kiek tu jau metų mokinės akordeoną? Treti metai dabar? Treti. Na, o tau nenusibodo? Nelabai. Nelabai nusibodo, bet biškį nusibodo, ne? Aha. O kaip sakyk, toliau galvoji daryti, ar tau tas biškis perauks į didelį nuobodulį, ar jis bus tas nuobodulis nuvyks į šalį ir toliau stengsies kaip reikia mokintis, ką? Stengsies kaip reikia. Stengsies kaip reikia. Šaunuolis, reiškia, baigsimės tą muzikos mokyklą ir grosim gerai akordeoną, jo? Ačiū. Tai va, čia yra mums dar vienas akordeonistas, tai yra jau anksčiau dalyvavęs mūsų vaizdo įraše, tai būtent mūsų prisistatyti. Žygimantas, toliau. Vingys, o garsiau gali pasakyti? Žygimantas Vingys. O tai. Tai tu kelintoj klasėje buvai, kai pradėjai mokytis akordeonu? Antroj klasėje buvai. Taip, atsimenam. Yra įrašas, kada nors pasižiūrėsim, koks tu buvai antroj klasėje. O dabar jau kai kelintoj klasėje esi? Šeštoj. O dabar šeštoj. Reiškia, jau praėjo kiek? 4 metai, ne? Taip, per 4 metus daug ko gali padaryti. Na, gaila, kad Žygimantas pasikuklino ir dabar nenori pagroti vienas pats, parodyti, kiek jis per 4 metus padarė. Na, o gal tu susigundys ir pagrosi, ką? Ne? Nu, ką padarysi? Būmas žmogus puošia, kartais reikia pirmėti nelabai. Na, o dabar sakyk, kaip tau toliau sekasi? 4 metus tu jau prasimokinai. O toliau, ar mokinsis dar? Mokinsis, kol baigs. Kol pabaigsi muzikos mokyklą, šitą mūsų asmenis. Na, o kaip tu manai, o jeigu taip pamastyti į priekį, kokius 5-6 metus pirmyn, baigęs vidurinį, pavyzdžiui, nenorėtum tu pasirinkti muzikantų specialybės? Tai laisvalaikis važiuos su visais.
Ai, laisvalaikės į Veselis, pavyzdžiui, pavažiuotum. Jau, bet taip, kad už profesiją pasirinkti, pavyzdžiui, tai... Nežinai dar, aišku. Parodys laikas, ar ne? Šaunuolis. Gerai. Na, Žygimantas yra neblogas muzikantas. Mūsų, taip jau čia yra ant aukštesnis pakopus. Tik svarbiausia neapsileisk, būk darbštus. Tai tikrai, kad Veselis galėsi gerai pagroti. Ačiū tau. Na, sekantį akordeonistas šnekinam, tai būtent Luką Valkauską. Lukai, sakyk, kiek metų tu jau mokinies muzikos mokykloje akordeonu groti? Dabar jau antrus. Antrus metus. Tai kiek tau buvo metų, kad tu atėjai čia mokintis? 6, nes aš anksčiau pradėjau veikti. Aha, 6 metai tau buvo, jo? Dabar tu lankai mokyklos, vidurinės mokyklos 1 klasę, jo? Antrą. Aš iš jau 6 metų. 1 klasė. Aišku, 2 klasė dabar tu lankai. O kaip sakyk dabar tau, tas akordeonas? Kas tave pastumėjo mokintis akordeonu? Ar tu pats taip sugalvojai, ar tau mama su tėčiu padėjo sugalvoti, kad tu akordeoną? Tai vieną dieną, kai nebuvo ką veikti, ir sugalvojau, ką reikia sugalvoti, ir paprašiau mamos, kad ten galėtų išleisti į akordeoną, ir pradėjau taip eiti. Aha, tai reiškia, mama su tėčiu biškį patarė, ar ne? O kaip sakyk dabar, ar tau patinka mokintis akordeoną? Jo? Na, o kai groja visas kolektyvas, visas orkestras akordeonistų, tai labai smagu, ne? Jo. Tai aš manau, kad tu ir toliau grosi, ar ne? Ir pasiryžęs užbaigti muzikos mokyklą. Na, o toliau bus matyti, ar ne? Ačiū, Lukai, ir tau už interviu. Na, tai čia yra prieš mus. Gal tu pats prisistatyk, kas tu toks? Aš esu Visvaldas Penikas. Taip, Visvaldas Penikas. Visvaldai, kiek metų tu jau groji? 3. O kas tave paskatino ateiti čia į mokyklą? Aš pats sugalvojau. Pats sugalvojai, pasirinkai akordeoną, pats, bet vis vien kažkas kažkoks stimulų, tu girdėjai kažkur tai grojant akordeoną, ar kažkas tai ten suvilioja akordeoną. Muzikos mokykloje, kai buvau 6 metų, išgirdau, kai groji ir mane sugundė. Aha, šitkai, patiko akordeonas. O sakyk, dabar jis tave tebegundu tas akordeonas? Taip. Tebegundu. Taip, tu gabus akordeonistas gali būti tikrai. Na, kartais truputėlį nuklystam, biškį pritingim, ar ne, ten kitokių reikalų būna. Na, bet ką. Na, tai tu ką nors dar nori pasakyti? Nieko nebenori pasakyti? Priduoji. Gerai, reiškia, grosim akordeoną toliau, jo? Šaunu. Mūsų akordeonistas sėdi prieš kamerą ir šypsosi. Tai Airidas Stasiulis. Airidai, kiek tu turėjai metų, kad jie čia groti? 6. Irgi 6 metus. O kiek dabar tu metų turi? 10. O, tai kiek praėjo mūsų pagrojimo? 3? 4? 4 metai praėjo. Tai sakyk, ar nesigaili, kad pasirinkai akordeoną? Ne? Tik kad savo atsakyk. Nesigaili. Nesigaili. O ir patink tau groti akordeoną? Jo. Nu, va. Tai aš manau, kad dar 4 metus tu pagrosi, tai tu grosi labai puikiai. Aha. Labai puikiai. Na, o kad kartais biški, ar būna taip, kad biški patinginiaujam, ką? Jo. Būna. Aišku, savaime visko būna, bet ką padarysim, nu. Nu, tokie žmonės visi yra, kartais patingi, kartais labai daug dirba, bet svarbiausias rezultatas, kad grojam. Smagu groti? Taip. Smagu. Ačiū už interviu. Čia yra Geraldas Janavičius, mūsų geras muzikantas. Nu, kartais truputėlį patinginiauja, bet buvo toks mažas nuotykis, bet dabar viskas praėjo, viskas susitvarkė ir Geraldas dabar vėl eis toliau. Geraldai, kas paskatino tave taip groti akordeonu? Mane paskatina, kai mano močiutė irgi grodavo su akordeonu ir aš pagalvojau, gal man reikėtų pabandyti su akordeonu pagroti. Na ir
Ir tu atsiradai muzikos mokykloje. Ir tu, žinai, visiškai neblogai groji. Tai sakyk, ar tavo močiutė dar groja akordeonu? Aha, bet jau nelabai. Nelabai. O šitai, ar kartais nežadat kartu pagroti? Dabar nenuvažiuoju. Aha, tai ne ta močiutė, kur čia tu gyveni? Ne, Kaune. A, Kaune. Na kai nuvažiuosi, aš manau, kad tu pagrosi, ne? Šaunu, svarbiausia, tu gerai dabar mokintis, gerai grok, kad galėtum močiutei nepadaryti sarmatus, nu? Šaunu. Na, o toliau, tau patinka? Taip. Patinka. Gerai, labai šaunu. Tada, ačiū tau už interviu. Tai čia prieš kamerą dabar yra Gvidas Pocius, mūsų labai rimtas ir geras akordeonistas. Tai Gvidai, ar tau patinka būti akordeonistu? Labai. Labai net patinka. Pradžioj tu kažkoks biškį buvai toks susikaustęs, nedrąsus, o dabar aš pastebėjau, kad Gvidas tikrai yra labai energingas, geras vyras ir akordeonistas. Sakyk, o ar tu kartais nemastai, taip nepagalvoji, kad jeigu taip baigus vidurinę ten pasirinktum profesiją kažką? Žinau, gal. Net gal sakai, jo? O štai, labai geras pavyzdys. Aš tikiuosi, kad galbūt iš mūsų tarpo bus ne vienas geras muzikantas, kuris pasirinks tą profesiją ir atvažiuos, baigęs tęsti mano pradėtų darbą čia į muzikos mokyklą, dirbti vietoj manęs, jo. Na, pagroti tu nieko nenori vienas pats? Ne. Ne, nenori. Nedrįsti. Tu galėtum, bet nedrįsti. Na, tiek to. Tai vat, Gvidai, ačiū tau už interviu. Prašau. Tai va čia, prieš mūsų kamerą yra Toma, kuri jau kiek metų? 5. Jau 5 metai, kaip mokinasi muzikos mokykloje akordeonu. Ir nežinau, kaip čia taip šiandien visi tokie labai susikuklinę, nieks nenori atskirai po vieną pagroti. Na, kaip grojo visas mūsų akordeonistų kolektyvas, tai tikriausiai žiūrovas galėtų spręsti, kad visi neblogai groja, bet va po vieną išryškėti tas kuklumas didelis. Na, gal sulauksim dar iš mūsų to kolektyvų, kas nors gal pagros mums dar vėliau iškyti. Na, sakyk, Toma, o tavo nenusibodo mokintis akordeonu? Ne visai. Ne visai, bet biški jau dasigrauži, jo. Na, o kaip ten dabar, ar tu nejauti tokio malonumo grojant, ar kaip ten? Kai gerai išmoksti groti jau. Taip, jo, tai čia ir yra, kad pirmiausia reikia įdėti darbo, o paskui tik malonumas ateina po to. Na, bet aš nelaikau tavęs tinginę, kad tu tingi dirbti. Aš manau, kad tu įdėsi darbą ir turėsi kuo daugiau to malonumo, jo? Ar taip? Tai kiek dar mes turėsim mokintis muzikos, kad užbaigti ją? Dabar 5, tai dar 2. Dar 2 metus. Tai aš manau, už 2 metų turėtum jau ir solo pagroti, jo? A ne? Na, va. Tai aš manau, kad mes susitiksim galbūt už metų, gal už 2 metų dėl interviu, jo? Bus 3. tavo. Ir reikia manyti ne paskutinis, o paskui galbūt tu sugebėsi kokiam nors kolektyvui dar įsitaisyti, groti, kitam jau iš muzikos ribų. Ir Lietuvoje išgirsim, kad tokia Toma groja akordeonu kokiam nors orkestrui liaudies ar kapeloje, ar koks ansamblis akordeonistų susikūręs. Kas čia žino, ar ne? Taip, sėkmės tau, Toma, toliau mokintis. Ačiū. Tai va, kalbamės toliau. Kalbamės su Egle. Mes turim 2 gečaitės. Tai vieną dar pamatysim vėliau, o kitą čia jos ir giminaitės, pusseserės. Tai va, Egle, tiek kita gečaitė Janina, tiek va šitą Eglę, jos abi ir gabios muzikai. 2 gabios mergaitės. Tik įsiskiria truputėlį, Eglė, na, nelabai nori darbo. Ir tas gabumas va jis nukenčia dėl to.
Tai aš manau, Eglė, kad tu pasistengsi, ne? Ne. Pasistengsi, teisingai. Ir aš nematau čia jokios problemos, kad tu gali pasivyti ir pralenkti Janiną. Ta. O tau nėra tokia svajonė, kad, pavyzdžiui, tu baigsi vidurinę mokyklą ir stosi į muzikos akademiją akordeoną. Gali būti, gal gerai, nežinau. Aha, o kad dirbti reikės šitą, norint pasiekti labai daug, tai žinai? Žinai. Tu dirbsi gal, ta? Jeigu tu ir nestosi, jeigu tu ir nesimokinsi muzikos akademiją, nesvarbu, bet tave išmokins dirbti, jeigu tu dirbsi su akordeonu. Tai labai geras instrumentas, kuris žmogui grūdina valią, energiją, kantrybę. Paskui, kur bedirbsi, visur pravers tas, ką bus įsigijęs čia, ne? Ne. Na, va. Na, o dabar tau groti patinka, ne? Patinka. Dar neatsibodo. Neatsibodo. Aš tikiuosi, kad neatsibodo. Kiek jau tu metų buvo? Dabar 4. O tu atsimeni tą momentą, kad atėjai pirmą kartą groti? Kažką dar. Ar išlipa atminti? Kažkiek biškai. Tik biškai išlipa. O aš labai gerai pamenu. Dar buvau tau ten tokią, na, kabutėse, polką parašęs. Tai pavadinęs Eglutės polką. Nu, tai tada tu ir buvai Eglutė, ne Eglė. Tai va, tai labai įdomi mergaitė buvai. Tu ir dabar įdomi. Nu? Gali būti. Gali būti. Tik svarbiausia, kad tu neužmirštum daryti. Su instrumentas turiu. Nu? Tai toliau draugaujam, dirbam, nu? Taip. Išmokstam ir gražiai grojam, nu? Ne. Ja. Ačiū už interviu tau. Tai va, o dabar prieš mus sėdi mama ir dukra, kurią jau mes vieną porą jau išleidom, turėjom. Tai būtent buvo Vilma ir Justinas, o dabar čia yra Angelė ir Rūta. Dabar aš norėčiau pasišnekėti pirmiausia su Rūta. Dabar, Rūta, sakyk, tugi mokinies specialybė fortepijoną, ne? O dabar sakyk, kaip tu pradėjai dar akordeoną mokintis? Kai mama pradėjo groti, ir aš pradėjau. O kas tavęs mama prašė, kad tu jai padėtum padraugauti kartu, ar tu taip va, pati savo sugalvojai? Jis pasiūlė. Tai šitai su mama groti tau darėsi įdomiau, ar ne? Negu kad aš matau vis laikus ateinat į pamoką kartu su mama, labai šauniai draugaujate su mama. Tai, o dabar sakai, kad tau nenusibodo, akordeonu jau groti? Truputį nusibodo jau. O kuria prasme? Ar tau tas garsas nepatinka, ar kad reikia papildomai dirbti su to instrumentu? Visai. Na, o pavyzdžiui, kai tu groji orkestre, ar tau irgi nepatinka nusibosta, ką? Orkestre linksmiau. Orkestre linksmiau, taip. Aš irgi su tom sutinku. Man asmeniškai taip pat patinka geriau groti orkestre negu vienam. Taigi, bet orkestre negalim groti, neišmokus vienam, ar ne? Taigi darbas visur darbas. Na, o dabar noriu paklausti ponios Angelės, tai kaip čia su ta dukra išėjo? Ar jūs kartu viena kitai kažkaip ten su... Mes, aišku, palaikom vieną kitą. Mano tai vaikystės svajonė buvo išmokti groti akordeonu, bet kadangi nebuvo tų sąlygų, tais laikais muzikos mokykla anksčiau buvo Naujojoj, aš truputėlį važinėjau, mokiausi pianinu, bet čia atsidarius skyriui, kada pradėjo priimti suaugusius, aš pasinaudojau tokią galimybę, nes tikrai malonu, kai namuose skamba muzika, kai gali parėjęs atsipalaiduoti, ten tos darbo dienos, suteikia labai daug teigiamų emocijų. Ir aišku, muzika gydo, menas gydo visas ligas. Ir bendravimas čia susitinku su jaunais žmonėmis, su vaikais, pabendraujam, smagu išvykti į koncertus, atsipalaiduoji, visiems būna gera nuotaika. Aišku, ir tai atsiliepia ir bendrai savijautai, ugdo pasitikėjimą.
Ir tuo labiau man smagiau, kad šalia groja dukra mano. Tai jūs sakot, kad vis dėlto muzika, aplamai menas, stipriai padeda žmogaus sveikatai. Taip. Aš pati esu medikė ir tikrai įsitikinau. Ir mokslas jau įrodė, kad ne tik vaistai, bet ir muzika, ypač grojimas kokiu nors muzikos instrumentų padeda atitolinti kai kurias ligas, ypač tokia Alzheimerio liga. Ir čia yra, aišku, teigiamos emocijos ir bendravimas su maloniais tau žmonėmis. Taip. Na, o dabar truputėlį, sakykit, namuose, ar pamuzikuojat kartu su dukra? Pamuzikuojam, ypač kai svečių turim, reikia pasirodyti. Taip, šaunuoliai. Čia gerai. Mes dar... Ir dalyvavom vienam jubiliejuje, grojom. O, kaip šaunu. Mes čia turim dar irgi, jeigu neklystu, medikę, tai čia yra Angelės sesuo, Rūtos teta, kuri taip pat neabejinga muzikai, tiesa? Taip. Taip va. Gal jūs trumpai pasakytumėt, kur ir kaip? Aš baigus Naujos Akmenės muzikos mokyklą, fortepijono klasę. Prašau. Vakarinį skyrių mokymus, 5 metus. Mano dukra taip pat lanko muzikos mokyklą, groja fortepijoną. Nu, ir tikrai labai smagu, labai patinka. Tai va štai. Tai reiškia, muzika, netgi sakyčiau, gal tiesiog jungia tos artimus giminaičius toks kaip. Taip. Ir čia visi tėvai galbūt tie, kurie patys grojo ir moka groti, nori, kad jų vaikai grotų. Taip. Ir kad išmoktų to meno. Kągi, linkiu jums visiems sėkmės ir toliau mokintis, ir toliau grot ir gerai groti. Ačiū už interviu. Ačiū. Tai va, prieš mus dabar sėdi dvi, na taip negal sakyti, vyresnis kartos, bet kurios anksčiau pradėjo mokintis muzikos mokykloje. Ir kiek metų, Sima, tu jau? 5. Aš 6 akordeoną. Akordeoną, taip. Jau 6. Kažkur. 5 ir 6. Nu, neraukom skiriasi, 1 metai. Tai per 5-6 metus šio to išmokti akordeonų galima. Sima, tu atėjai, aš pamenu, tokią mažykę su savo pusseserė Gabrielė, kurios labai gaila buvo irgi gabi mergaitė, bet jau jos čia gyvena kitur. Tai ar tau per tą laiką, per tos 5 metus nenusibodo groti? Nu, taip kartais. Ar neužėjant kartais taip į galvą, kad nes aš tą akordeoną man nusibodo? Ne, kad mesti dar tik neužuoju. Neįdėm tik į galvą. Aha, bet kad, vat... Negroti? Kad negroti, tai taip. Na, bet vis vien, ir taip būna, ir kitaip būna, vis vien prilauži save, prispaudi ir groji, ir paskui gauni rezultatą, ir tau patinka šitas dalykas. Patinka tas užsiėmimas. Na, kitaip sakant, patinka muzika, patinka tas instrumentas. Reik, kantrybės, darbo reik. O kaip Janina, kaip tu? Ar tau nenusiboda jau ką? Ne. Ne. Sakai, dabar tik pradedu įprasti, jo prie šitą. Na, mūsų Janina tai yra, na, kaip čia pasakyti, daugiausiai pasiekusi mūsų akordeonų skyriui, kuri iš mūsų, na, yra tokia patarlė, sako, blogas mokinys, kuris nepralenkė savo mokytojos. Tai jau taip su Janina atsitiko, reiškia. Iš mokinė gera, ji mane jau pralenkė, ji grojo už mane geriau. Taigi va, tai Janina, tu kažką turi planuose, negali pasakyti, išduoti pasakyti. Nu, šiaip norėčiau studijuoti, bet aš tokia sumu. O štai. O tu, Sima, kaip? Bet nieko negalvoju. Dar nieko negalvoji. Bet gali būti visko. Irgi visko gali būti. Viską gali būti. Tu pasisemsi patirties iš Janinos, kaip reikia dirbti įsiskirusiai, ar ne? Ir tada taip, tu gali puikiausiai dirbti. O kad gabumų tu turi ir kad tu gali, tai aš šito ir nebejoju. Bet tik tai užsispyrimo, valios ir darbo įdėti, tai reikia. Janina šitą dalyką daro. Taip eina žemaitiškai į priekį. Užsispyrus ir daro.
Šaunuoliai. Na ką, aš jums linkiu sėkmės, kad jums abiems sektųsi gerai peržengti muzikos akademijos slenksčius. Taip, lengvai. Ir esate studentai pirmų kursų. Na, o paskui parvažiuokit baigusius į Akmenę, išplėskite muzikos mokyklą taip, kad čia būtų drebėtų visas Akmenės rajonas. Jauni gali viską padaryti, jo? Jau. Na, o dabar mums mergaitės abi, Sima ir Janina, kažką pagros. Na, aš laikau. Aplodismentų dabar, jo?